Sveikučiai, visučiai. Praėjo kažkiek laiko, tiek, kad vis tiek šalta, bet praėjo kokią 2 mėnesį, kol aš filmavau. Šiandien dažom. Man jau užkniso laukti šilto sezono, ypač kai dar mėnesį iki jo liko. Taigi, aš tiesiog nešu viską į rūsį ir dažau. Originaliai galvojau dažyti garaže, pas draugą, bet ne, nešiu į rūsį namo, kadangi Rusija irgi yra šilta ir čia ganėtinai geras apšvietimas, kas man buvo prioritetas. Tas Rusija žemas, aš vaikštu jame. Va taip, tai man labai sprandą skauda. Dažysiu su flakonėliais. Pirmas didelis skirtumas - laisvos rankos. Nieko nelaikau jokio durno telefono, nes savo mielas draugas mikrofonas. Gal gera kokybė bus, gal ne, aš dar su juo žaisiu, mokysiuos. Geras daiktas yra. Ačiū mano panelė, kuri man padovanojo. To bus matyti ar šiame pačiame video ir dėsiu juos. Gal ir dėsiu, nes labai noriu, kadangi tas gale kaliošas man jau atsibodo ir jis yra labai negražus. Prie veiksmo. O, tiesa, mikrofoniuką reikia išjungti. Ir aš darbo vietoje. Darbovietė, kaip matom, yra neoptimaliausia. Bet dabar taip, apeisime greitai dabar, ką aš iš viso turiu įsigijęs. Šiandienai, šiaip daug įsigijau, kaip minėjau, dažai. Iš Firanto. Hashtag not a sponsor. Kempiniukas. Pašveisiu lengvai. Toliau turiu gruntą, pačius dažus ir laką. Viskas bus apibrėžta vėliau. Sumokėjau 35 eurus. Ne taip ir baisiai. Respiratoriai, kadangi aš žinau, jog yra kas veikti su dažais, jais kvėpuoti yra negerai. Na čia biški nuriebalinimui, skudurai, kamerų įranga, tai toliau. Ir pats slengstis, antras slengstis ir pats buferis. Ir aš vaikščiosiu visą laiką kaip gremlinas. Ir tiek. Bus matyti, kaip gausis. Nes dažysiu flakonėliais aš dažęs gyvenime, bet aš nedažęs su flakonėliais tokių didelių paviršių vienu metu, kad ten slenkščiai, buferis, sparną dar kažkas žmonės, ką dažo, nežinau, neteko. Tai tikiuosi viskas pavyks, nes labai nenorėčiau iš naujo bandyti, ir reikės, bet tiesiog iš principo nenorėčiau iš naujo bandyti. Ir viskas, o lauke yra -1, būtent kodėl aš lauke ir nedarau. Vėjo daug nėra, bet tiesiog yra per šalta dažams. O dabar turėtų sueit, viskas gerai. Čia yra maloniai šilta, kad net pirščių nereikia, tai sueis. Tiesiog jaudinausi dėl apšvietimo. Apšvietimas tikiuosi yra ganėtinai geras, kad nors mane matytumėt. Nors kvapo nejaučia, tai tas yra gerai. Čia toks pelėsinis kvapas. Užsičiaupiam ir kimbam į darbus. Gerai, taigi, greitas update'as dabar, ką aš paminėsiu, dėl ko aš jaudinuosi darant tai, ką aš darysiu. Purkšt nėra baisiai sunku, tiesiog paėmė purški. Kas bus sunkiau, tai kad yra labai daug ką reikia daryti. Negana to, kad reikės nugruntuoti dabar, nes jau nuriebalinau. Jau gerai pašiaušiau, nuriebalinau, dabar reikės nugruntuoti. Nugruntavus, reikės purkšti dažais 2-3 sluoksnius ir tada laką 2-3 sluoksnius. Daug kas gali būti blogai, gali nubėgti, gali nesigauti, taip toliau. Taigi bus matyti.
4 sluoksniai ir update'as. Nos jau skauda. Kameroje jau panašesni slenkščiai darosi vos ne tokios spalvos, koks iš tiesų yra automobilis, bet realybėje ne. Dar ne. Dar trūksta gal 1-2 sluoksnių. Ką galiu pasakyti, tokiem paviršiam, slenkščiai pavyzdžiui, 2 slenkščiai ir 4 baigti sluoksniai, 5 gal užteks, bet jau turbūt bus paskutinis flakonėlio sluoksnis, nes pasidarė toksai lengvutis ir atrodo dar išpers, bet tiek ir galiu tik tikėtis iš jo. Bendrai šnekant, šiaip neblogai gaunasi, aš visai nustebęs, tai įdomu po lako kaip atrodys, bet lakas bus kita istorija, biški lakas yra sunkoka, nes tu jo nematai. Čia tai aš dar matau, ką darau. Perėjau į naujas patalpas, durys kokio ūgio, viskas gerai, čia įsitiesęs telpu ir iškart einu prie reikalo. Buferis. Ko nerodžiau, tai yra kaip aš jį užsimaskavau, nes buvo ganėtinai ilgas, žiauriai neįdomus procesas, tai tiesiog praleiskim tą, bet tiesiog parodysiu. Tiesiog čia reikia atsidaryti. Vėdinimas būtų. Perėjau į kitą kamerą, kaip minėjau, čia nors telpu, yra tulikas ir tenais prie įėjimo buvau, tai visas mane veidavo į namus. Kas dabar? Ten slenkščiai, jie gavosi gražiai, o kokia kokybė šūdna. Bet dabar, kas padaryta? Numaskavau, gal atrodo biški šūdnai, bet iš tiesų stengiausi pagauti patį kampą, tą kantą, uždengti dugną, kad būtų kaip noriu, kad apačias buferio būtų juoda, nes tikrai atrodo ženkliai geriau. Nes jeigu jisai vienspalvis būtų nudažytas, tai teko matyti ir realiai atrodo nelabai gerai, šiaip visai vieni šūdnai. Tai dabar tiesiog taip. Ir ką darysiu? Jis jau yra nušvistas ir nuriebalintas, 2 kartus riebalinau ir antrą kartą 2 kartus praėjau. Nes kodėl reikėjo 2 kartus daryti? Šitoje pusėje buvo lipdukai, visus klijuosius ką. Nalapo, viskas gerai, gražu. Ir jo, dabar tiesiog nugruntuoju, šiandien palieku. Čia labai ilgas procesas gaunasi. Taip jau gaunas, kai dirbiu ir panašiai. Jeigu bus klaidų, kitam kartui sutvarkysiu, ištaisysiu ir galiausiai užbaigsiu normaliai, padarysiu. Ir turėtume turėti gerą, gražų, sveiką buferį. Jei kam įdomu, Golfas LA7W, jeigu yra spalvos kodas, kaip mano sidabrinis, ir siūlo ir šitus dažus. Dažus siūlo Multip ir būtent, kad kodas būtų 5.0. Tai yra 55240. Radau paprasčiausiai depo, čia be lorgo, be nieko, nes kiti dažai, kuriuos naudojau ant slenkščių, to, kad tiesiog trūksta to metal flake'o, pačių metalo blizgučių drožlių. Ir Multona vadinasi, Auto Lack Car Paint. Tai netgi, prie šviesos, netgi lyginant viršūnės matosi skirtumas. Šitas net neatrodo, kad metalinis buvo tiesiog pilkas, bet jis turi metalo, matot. Tas turi ženkliai daugiau, riebiau ir gražiau. Tai gal slenkščiams nesimatys labai skirtumas, jeigu matysis perdažysiu. Atsižvelkit į savo priemonės, ypač kai dažot, kad viskas būtų kaip turi būti. Bendrai šnekant, viskas po biškį einasi, aš visai patenkintas. Buvo klaidų su slenkščiu, papasakosiu, kai baigsiu buferį labiau, nes dabar kulnotaika yra, nenoriu prisiminti. Pasiburno nelindo mikrofonas. Ataik, ponas operatorė. Slenkščius. Šviesoje atrodo ženkliai gražiau. Šiaip atrodo, sakyčiau, visai net neblogai, ko aš nustebęs. Yra pora dulkelių, pora niuansų, bet rezultatas yra neblogas. Tai dabar pirmi impressions, pirmi įspūdžiai pridėsiu prie mašinos. Ar jie gausis ar ne, aš nežinau, kadangi čia naudojau kitus dažus, kuriuos minėjau, jog geriau nenaudot. Ignoruojam, kad Golfas žiauriai purvinas, prašau. Nu ką, gal prie purvino geriau atrodys? Šiaip. Kaip iš tolo atrodo? Nesimato skirtumų. Biški, turbūt sunku pasakyti, kad purvino mašina jau ruda pasidarė, ne? Bet šiaip, kai žiūriu,
Lemma, tas atspalvis gal netoks ir blogas. Jis tikrai šviesesnis yra. Jis atrodo melsvesnis gal net. Gal ir ne, čia vėl nežino. Nu, geras žinos, kad turbūt slenkščių nereikės perdažyti. Parodom, kaip atrodo. Žiūrėjau. Tai gal perdažyti ir nereikės slenkščių. O buferis, 3 sluoksniai jau yra, todėl užbaigsiu. Šiandien ar lakuosiu, aš nežinau. Bet jau į pabaigą. Tai reiškia, pagaliau golfas galės potencialiai gražiau atrodyti. Ar jis bus gražesnis? Ypač kai šį dubasinu. Kol kas tiek. Ok. Buberis mano. Buberis čia. Gaunasi neblogai. Čia dabar naudoju, kaip minėjau, Mautip dažus. Tos juodom flakonėlyje, nes man atrodo panašesnės spalvos, nors ir buvę netaip, nors slenkščiai netaip blogai gausi. O buferis toliau užmaskuotas, dabar dažau irgi. Ir kai baigsiu, nulupsiu tai, ką užmaskavau. Tai bus įdomioji dalis, nes gali būti ten užbėgs, neužbėgs. Reikės šveist, valyti, taip ir anaip. Atsidarom. Tulikas dar vietoj. Dėkui. Tik noriu paminėti, nes anksčiau minėjau. Ir tiek. Viskas su juo yra gerai. Kol kas. Iš arčiau parodyti, kaip atrodo šitas fleikas, kuo jis skiriasi, kaip lyginom su slenkščiais. Šitas labiau toks turi to metal fleiko daugiau. Daug nefilmuoju, nes tas pats per tą patį ir šitas video jau ilgas gaunasi, tai tiesiog parišu darbus, dar reikės užmontuoti vėliau, ką matysit, nieko tokio, nesijaudinkit. Aš ten darbo turėsiu irgi daug. Ir tiek. Like ir subscribe. Subscribe. Jeigu filmuoji, perspėju žmonės, kad nedažytų Rusija niekada. Neapsimoka. Hello. Ir kaip gavos? Nebūdėjo? Tu nulupsi apačią. Čia turi reflektorius. Tiksliau atšvaitus. Šiuo reflektorius nesivadins. Taigi nesu tuo reikia, ble. Kaip jie čia įsideda? Nors tai va. Ar anaip va. Tai va, ne gal. Sulaužė. Ai, tarpus. Čia tai galvoju sulaužė. Nu viešpats kaip, nuplaus mašiną pradėjau gailėtis, kad čia darau nesąmonę. Operatorius ateikit čia. Zoomikit. Nu gal greikelį jau nepamėsiu, gal pamėsiu. Nulupsiu maskingą. Žiūrėsim, gerai gavos ar blogai. Nazuojasi pirdą, tikiuosi nesigirdėti, bet jaučiu stopadovai girdėsis. Jų sezonas grįžta, aš negaliu jų pakęsti. Greitas apibrėžimas, ką daryti su norint įdėti buferį. Čia nėra, kad tiesiog aš jį nulupsiu ir viskas. Man kiek žinau, reikia nuimti viršutinę dalį. Labai užknis tam. Vėl atlupau čia, vėl išimu lempas, kaip buvo anksčiau. Tada atsisuka, kiek žinau, šitas reikalas. Dar nežinau, aš čia kol darau, bandau ir išmokti tą pačiu metu. Ir viskas toliau bus matyti. Čia man gerai bus prilis, supus, rudys, taip pat kaip visas likusis kėbulas. Ir viskas. Tęsim darbus. Gerai, tiek. Operatorė. Turim žvaigždutės. Lempas išėmėm. Čia standartinis kaip ir buvo žvaigždutės.
Dvi kiekvienai pusiai, ten ir čia, ir tada reikės lysti už posparnį. Bet dabar tiesiog žvaigždutės imam, atsukam ir viskas. Fukas mėly. Paėk toliau, kur čia prilindu, čia neįdomu žmonių žiūrėti. Man įdomu, o Na, džiugu. gerai, tai įdomu, tu žiūrėk. Filmuok kaip nori. Čia. Laužo. Tu problema. Graštas tokį dydžio. O čia vietos tai tiek. Teks iš rankos daryti. Так, вот это моя просто машина. Это 5 Golf. И мы, мой любимый Яма. Visi mato, kad tu nepataikai. Aš tiek nematau. Kur čia tas skylė? Čia pilna šlamšto. Čia iš viso yra skylė. Yra. Mes filmuojam ir žiūrim, kad tu klyšas esi. Dabar šiek tiek. Nors turėtų jis. Viršų nuėmiau. Dar apačioje yra, aišku, bet tiesiog... Drilės kažkas tai atsukinėtų varžą, tai aš dar nematęs. Prasisbezdėti čia jam gal reikia tiesiog, žinai. Čia greičiau aš apsibezdėsiu. Atsukau visus varžtus ir dabar šitie yra buferie. Atsukau 2, berods jų yra 4 arba 5. Tiksliai nežinau. Ir viskas, po to turiu... Padankis realiai galėjo man ką tik galvos užkristi. Sakal. Jis laikosi ant vieno kažkur šūdą ir... Blet, palauk. Ko čia laikosi? Gerai, sustabdžiau. Noriu dar primint, mėly žiūrovai, kad lauke pradėjo lyt. Ir pusiau snik. Buferis nuimtas. Like ir subscribe. Nejuokauju. Aš neįsivaizduoju, kaip jis nusijėm. Aš žiūrėjau, kaip nuim buferį, aš nežiūrėjau, kaip įdėt tą patį kaliošą. Gal tada reikia atjungt biškį apšvietimą numerį. Kaip jie atjungt gražiai? Šitas? Trauk rankas. Palauk, trauk rankas, taigi badom, su. Pirmiau kontentas ar darbas žmogaus? Kontentas. Man reikia. Kas čia daro? Ko jis nesidaro? Visiems patinka mašinos, visi nori, kitol ko reikia dirbti prie jų. Kodėl jis taip ne? O tai tas taip gražiai nusijėmė? Aš tingiu atsuk dar vieną tą šūdą, tai tiesiog anoj pusė nulūžęs. Tiesiog padarysim taip. Kas čia? Dar vienas yra, gyva. Kas čia? Ko jis laiko? Reiškia, jis nebuvo nutrūkęs. Ir tu sakai, tu Aš tiesiog nuplėšiau jį. Nu tai gerai, nuplėšiau dar vieną. Taigi čia posparnės. Palik mano buferį. Gerai. Ties kur mes baigiam. Vaizdas bus tiesiog nutrauktas, kadangi niekas nesigavo. Tiesiog. Nes ką praeitą kartą dariau, bandžiau nuimti buferį. Nesigavo, juodas kaliošas nenusėmė, buvo neaiškios instrukcijos. Kadangi kažkaip internet irgi rodo, kad reikia nuimti tą viršutinę dalį, kad nusimtų ir apatinė dalis, bet spėjau reikia iš karto nuimti apatinę dalį, tada viršutinę, kad uždėti naują. Žodžiu, kaip ir neesmė, nes niekas nesigavo ir bus matyti, kaip gaus toliau. Čia yra buferis, dar kartą išimti reflektorių iš karto, kad nemaišytų. Kaip jisai atrodo. Pridėsiu, nes praeitą kartą nepridėjau ir normaliai neparodžiau. Tai toks vaizdas. Kaip iš atstumo atrodo? Tipo, kaip suprasti. Jo, tai vis dėlto gal ir kaip buferio apatiniai daliai bus gerai, gal ir sueis, nes ateikit operatorių arčiau. Čia biškį. Jeigu aš tai parodyčiau, tai šešėlyje gal ir spalvos panašios, bet saulėje tai matosi, kad buferis jis yra pilkesnis, nei turėtų iš tiesų būti. O kaip žiūrėjom anksčiau, slenkščiai jie atrodo visai neblogai. Taip. Tokia dilema, kad du skirtingi flakonų gamintojai ir abu, aišku, skirtingai atrodo, bet nežinau, kuris geriau atrodo. Tai kai galiausiai bus ant automobilio ir slenkščiai, ir buferis, aiškiau matysim. Dabar sunku pasakyti. Deja, šioje serijoje jau ir nebedėsiu nieko, man akivaizdu, kodėl, nes aš save pribaigti norėjau, kol dėjausi. Buvo išjungti mikrofonai jau tada, dėl to jau ten nelabai filmuojama buvo, nes tiesiog Jokūbas pasikart norėjo ir užsibaigti. Nu, bet gaunas, nesigaunas, čia jau kaip Dievas duoda, tebūnie. Betgi, kokios geros žinios, pavasaris, jis čia, šilta, galėsim dirbti, dar biškį blizoną reikia, bet nesmė. Ir
kitoj serijoje, nes jau dabar eisim į kitą, dėsiu koilus. Koilai, smagu. Taip, kitą seriją dėsim koilus, tiksliau aš nedėsiu, vešiu į servizą tiesiog, nes nei vietos, nei išmanimo neturiu. Viską paaiškinsiu. Ir tas komentaras norėjo, kad kainas išdėstyčiau. Tai kol kas šio video suma pinigų, tai yra, kad flakonai kainavo apie sudėjus, nes reikėjo iš naujo pirkti daugiau, apie 65 gal eurus, nuo 60 iki 70, tiksliai nebepaminu. Buferis buvo 150, slenkščiai buvo 80. Tai kažkur čia sudėsiu, jeigu nebūsiu lopas, viską bendrai. Žinau, pažadėjau, kad uždėsiu, bet nieks nesigavo, vos galvos nesusitrinkiau už to buferių tenais. Dar pašils, tai prasidės tvarkymo darbai. Slenkščiai bus, buferis bus, tiksliau, apatinė dalis. Sparnas bus, nes priekinis sparnas, ateikit operatorių vėl. Dar kartą turim žmonėm primint, kas daros. Cinamonas dabar jau yra, dar bebrai nesuvalgė, bet cinamonas jau yra, nes čia labai nekokybiškai tvarkyta ir čia yra šlykštu. Tai visas naujas sparnas yra, nesmė. Čia tų tokių niuansų kėbulo yra labai daug, nu, bet čia yra tiesiog mano kasdienis automobilis. Tebūnie. Ir tiek, dabar negalim labai rodyti mašinos, nes šiaip koilai jau yra ir jis atrodo žvėriškai. Nu, priekinė, ratai dar ne, bet viskas bus, nesijaudinkit, ratai irgi sumontuoti, gražus. Ačiū tiems, kas iki dabar žiūrėjo, kas turbūt yra kokį 2 procentai mano žiūrovų. 100 subscriberių, like ir subscribe. Ir trečią kartą šitoj serijos sakau like ir subscribe. Žiūrėsim, ar žmonės tą darys, nedarys turbūt. Ir tiek, ką čia dar sakyti? Žodžiu, davai. Puh, blėt.